Šiandien parodysiu neįtikėtiną įrankį, kurį galėsite naudoti savo reikmėm, arba jo pagalba užsidirbti pinigų internete, arba siūlydami savo paslaugas privačiai. Pažiūrėję šį naują metodą suprasite, kad jis išties turi potencialo ir kurį verta nedelsiant išbandyti. Užsukę į Fiverr matome, kad ši paslauga yra labai paklausi, tačiau ir pakankamai brangi. Nes tam, kad ją įgyventi, reikia gerai išmanyti 3D programas, tokias kaip Autodesk, 3D Max ar Blender, ir nemažai laiko. O ką daryti, jei šių programų neišmanome, bet vis tiek norime šio gardaus su nekilnojimu turtu susijusią kąsnį. Štai čia yra mano Fiverr pasiūlymas, kurį patalpinau vakar. Čia padariau trumpą filmuką su Canva ir įdėjau kelis dizaino pavyzdžius, kaip tai atrodo prieš ir po. O dabar parodysiu, kaip tai padariau. Tai tikrai labai paprasta. Nes šiandien naudosime neįtikėtiną AI įrankį pavadinimu Reimagine Home. Taigi, kas tas Reimagine Home? Kaip matot, užsukę į svetainę, matom labai pažangų AI įrankį su daug galimybių, ar ne? Daug skirtingų kambarių. Ir čia galim pasižiūrėti visus įrankius, kuriuos siūlo reimaginehome.ai. Kaip visada paspaudę po video nuorodą, ten rasite nuorodą į visus įrankius, apie kuriuos kalbu šiame ir kitose video. Šiandienos video bus su mano referenciniu numeriu, reiškia, jeigu jūs paspausit, aš galimai gausiu kažkokį procentą nuo jūsų užsakytų paslaugų, bet jūs to pačiu gausit ilgesnį bandomąjį laikotarpį. Todėl paspausta nuoroda naudinga tiek jum, tiek man. Taigi, kas sugeba šis įrankis, kaip matom, čia yra kambarys prieš, čia yra kambarys po ir tai padaryti labai lengva, kaip aš jums netrukus parodysiu. Galima apstatyti tuščią kambarį, reiškia, įkeliat nuotrauką štai tokią ir dirbtinis intelektas ją padaro štai tokį, įdeda lovą, įdeda kitus baudus ar pavadilinimą. Taip pat kambarių renovacijai galima išbandyti įvairiausių tapetų, grindų pavyzdžių, lubų ir panašiai. Na, va čia matom, kaip pakeičia lubas, ar ne? Čia pakeičiam grindis. Kiekvienam darbui yra atskiras įrankis. Čia galima atvirkščiai apstatytą kambarį, prieš jį nuomojant ar parduodant, tam, kad neišnešt visų baudų, tiesiog pasinaudoję šio įrankiu, mes galim visus baudus pašalinti ir parodyti, kaip kambarys atrodo neapstatytas. Arba čia, kaip matom, apstatytas mažiau. Šis įrankis puikiai veikia ir su eksterjeru. Kaip matom, čia balas pakeičiam pėvelę, pakeičiam debesis, kad, parduodamas būstas atrodytų patraukliau. Šios paslaugos gali sudominti nekilnojamo turto agentūras arba privačius asmenis, kurie pardavinėja savo būstą, nuomoja atostogom, nuomoja ilgalaikiai nuomai ir taip toliau. Kągi, čiumpam jautį už ragų ir išbandysim šį nuostabų įrankį. Ką mes šiandien pabandysim padaryti, tai tiesiog apstatysim tuščią kambarį. Ar ne? Tam pasirinksim Virtual Staging of an empty room. Mes paspaudžiam Start Designing. Ir dabar turėtumėm įkelti savo arba savo kliento kambarį. Tarkim, kad neįkelti, užeisiu į kitą puslapį Pexels ir paieškosiu empty room. Tikėkime, kad rasim ką nors. Na ir štai, manau, kad ši nuotrauka puikiai mums tiks. Ja atsisiųskim ir pabandykim įkelti. Čia pasirenkam kokio tipo tai bus kambarys. Na, tarkim, mums reikia miegamą. Pasirinkam bedroom. Ir pažymim, kad ši vieta yra tuščia. Space is empty. Tuomet spaudžiam Continue. Paveikslėlis buvo įkeltas. Tuomet spaudžiam Create Project. Ir dabar galim pasirinkti iš pateiktų dizainų. Na, pabandykim skandinavišką stilių. Tada turim pasirinkti tarp 2 ir 4 spalvinių temų. Tai tarkim pasirenkam, jeigu skandinaviškas, tai būtų pilkesnis ir toks melsvas, ar ne? Čia galėtumėm įrašyti mūsų klientų pageidavimus. Ko jie konkrečiai nori, ar tai būtų viengulio lova, ar dvigulio lova, jeigu tai darom miegamojo kambarį. Šiuo atveju šiandien aš paliksiu nuspręs dirbtinį intelektui, bet ateityje čia yra vieta užklausai, lygiai kaip ir kitose generatyviniuose AI, kur generuojam paveikslėlius, taip pat čia galime rašyti tiksliai, ko norim, kokiu norim baudų, kokio norim apstatymą ir panašiai. Taigi aš palieku tuščią, pasirinkau tik tai spalvos, skandinavišką stilių. Ir štai matom mūsų kambarį, pateikė 3 variantus, taigi čia buvo originalus ir pasižiūrim, ką mums padarė. Na, fantastika. Išvaikė spalvas, ar ne, mes rinkomės pilkas ir melsvas ir štai parodė, kaip šis kambarys galėtų atrodyti. Čia galime įsijungti Compare, ar ne, kaip kambarys atrodė prieš tai, kurį įkėlėm iš Pexels ir kokį jį padarė dabar. Labai gražu. Sekantis variantas ir trečias variantas.
visi pakankamai panašus, tai galėsit pateikti savo klientams. Taip pat galima redesign further. Jeigu norim, galim rinktis ir kitus įrankius, tarkim perklijuoti tapetus, kaip pavyzdys, sutvarkyti lubas, kažką pašalinti, kažką pridėti. Įspūdį susidarėt ir ką jums bereikia dabar daryti, pasiruošti panašų pristatymą, kaip tai padariau aš. Ar ne? Tai I will create virtual interior design for your living space. Ir susirašom kainas. Tai va čia už vieną paveikslėlį 10 eurų, už 2 būtų 20 eurų, už 3 30 ir panašiai. Sukeliam nuotraukas savo darytų darbų. Kaip matot, nuotraukas padaryti yra itin paprasta. Šios paveikslėlius dariau su Canva. Štai vat greitai galiu parodyti, kaip tai buvo daryta. Tiesiog yra toks šablonėlis ir čia sukeltos nuotraukos. Ir pakeisti yra labai paprasta. Tiesiog įkeliam čia prieš tai nuotrauką ir čia po to nuotrauką. Ar ne? Šitą vadinamą sliderį nekeičiam. Tai bus tamsesnis buvęs variantas ir švaresnis naujas. Ir tuomet išsaugom. Ir keliam į Fiverr. Taip pat galim siūlyti paslaugas agentūrom, ar ne? Padaryti savo darbus, padaryti portfolio, ką jūs galit šio būtent įrankio pagalba ir metas uždirbti. Aš naudojau Perplexity tam, kad aprašyti savo paslaugas, taigi čia turiu pasidarę savo užklausą. Šitą užklausą nukopijuoju. Ją galėsiu pasidalinti taip pat komentaruose. Ši užklausa padės jums sugalvoti Fiverr gigo vadinamą title, pavadinimą. Taip pat aprašymą. Tai darydami nepamirškite įsijungti Copilot, tam, kad aprašymai būtų išsamesni ir paspaudžiam rodiklėlę. Mūsų paklaus, ką specifiškai norim daryti. Tai pasirinksim Virtual Interior Design ir štai mums parašė, kokį mes turėtumėm pasirinkti title ir kokį maždaug description, ar ne? Ir taip pat čia galim paprašyti, kad suggest up to 5 keywords for this gig. Ir mums pateikia interior design, virtual interior design, interior decoration ir taip toliau.